Galėsi nufilmuoti mane, kai žiovauju ir įdėti. Kadangi jau kaip ir ruduo atėjo, visus vasarinius darbus mes nusidirbom. Čia mūsų toks rudens projektėlis malkinės sandėliukas, tai malkų dėjimo vieta apie 10 metrų ilgio, 1,52 metrų aukščio, kad būtų patogu susidėti ir daug malkų. Šitoje vietoje bus sandėliukas, kur galima bus sandėliuoti įvairius lauko įrankius, grėbliai, kastuvai ir taip toliau. Vakar dieną išliejom polius, poliai 20 cm beveik storio, į metrą įgrėžiam, laukiam, kol pastings betonas ir pradėsim karkasą sukti. Ką žinau, ką čia pasakot apie polius daugiau. Vienas irgi iš tokių beveik baigtų projektų, kuriuos šiandien darėm, tai yra priekabos tokia dalinė rekonstrukcija, nes vasarą, kai kasė tvenkinį, vežiojom žemės, buvau apertis ir sulaužiau bortus, tuo pačiu sulaužiau cilindrą visą. Tai dabar buvo atstatyti bortai visi, sutvirtinti, pakeistas naujas cilindras, naujos šlangos, tik tai beliko gražiai nudažyti. Ir priekaba prikabinta prie traktoriaus, New Hollandas TD 105, 107 arklio galios, yra frontalinis krautuvas uždėtas, kelia 1,5 tonos, iškeliamas aukštis 3,60 m. Tai pagrindinis pagalbininkas mūsų ūkyje. Jau aš net nežinau, 2 metai gal, net neatsimenu, nuoširdžiai sakant, greit laikas bėga, tai turim kažkiek padargų prie jo. Planuojam irgi įsigyti šienapį, grėblis, rulonų suktuvą, vyniotuvą, žnyplės rulonam, daug padargų ekstra. Čia vienas irgi iš mūsų vasaro darbelių, Aida užsimanė sodo vaismedžių. Čia sudaro apie 10 arų, tai įvairių obelų, vyšnių, lazdynai, įvairūs medžiai, visi skirtingi, net nežinom kur kas, ką kaip sodinom. Tiesiog eksfrontų gavosi. Ir visi kaip ir prigyja, visi kaip ir sveiki, gražus. Jo, tai galim nueiti va tą miškelį pažiūrėti. Tai daržovės pagrindė, vis tiek mes tą ūkį kažkiek biškį struktūrizavom, pasikeitėm, kažkaip ne bet kas, nebele kaip, mažiau, gražiau, tvarkingiau, kad tiesiog kažkokia struktūra būtų. Taip pat va, kaip irgi sodino medžius, plevelę patėsim, kad ir žolių, kad žolės taip smarkiai neaugtų, kad ravėti aplink kiekvieną medį nereiktų. Stengiamės daryti gal kažkiek mažiau, lėčiau, bet tvarkingai ir gražiai. Šitas laukas šiais metais dar buvo pilnas su kelmais. Čia buvo atvykęs ekskavatorius, viską iškasė. Taip pat mes nusprendėm visą mišką išgenėti, pirmutinės šakas nukirsti iki 2 metrų aukščio, kad būtų galima įeiti ir pasivaikščioti, nes kitaip būdavo negalėdavai prasibrauti. Ir šiais metais ganėtinai šitam miške buvo nemažai grybų. Tai kas 2-3 dieną nueidavau, po 3-4 baravykus rasdavau. Šito miško planas tiesiog, kad būtų jisai gražus, tvarkingas, kad būtų malonu įeit, pasivaikščiot, kad nebūtų šiukšlyno, nebūtų kažkokių visokių šakų. Tai tiesiog mes jį sutvarkėm, kad galima būtų įeit. Paskiau gal kažkiek reiks retint, šiaip turėtų būti, va. Dar gal rast turim kažką tai. Tai šią vasarą turėjom visokių iššūkių, turėjau aš traumą, operaciją, sausgyslę buvau nutraukęs. Dabar jau baiginėju reabilitaciją, kaip ir viskas, grįžta į savo vėžes. Taip pat, tokie labai įdomus metai. Aš susižalojau, tada turėjom įvykį Sočyje, kad tiesiog šuo užpuolė ir sukandžiojo. Tai teko, kaip sakant, gydyti plėštinės žaizdas, paskui buvo lūžęs šlaunikaulis. Tokie kažkokios atrodo tokių nesėkmių išlindo, bet vėl viskas grįžta į savo vietas ir dirbam ir važiuojam toliau. Tai dabar sekantis toks iššūkis iš tikrųjų mūsų laukiantis yra kitos pusės priestatas. Tai jame mes kaip ir numatom pastatyti vaikų kambarius, kad turėtų. Ir viena dalis bus tiesiog kaip oranžerija, Aidos, kad negalėtų išėjus kavos atsigerti ir pasižiūrėti savo darželį. Tai sekantis projektas yra Giriaus namelis. Jisai toksai sudėtingas buvo, daug buvo kažkokių nedadarytų dalykų, klaidų iš meistrų. Tai dabar mes langus įstatėm. Vis tiek elektra yra atvesta.
Stogą irgi suko, persuko, tai jisai tapo lašantis kiauras, tai irgi tikriausiai reiks jau keisti, apsiskaičiuoti dangą, kitą dėti, nes paskiau jisai tas namelis supus. Ir gal kažkiek apšildinsim, kad kai vaikas paaugas galės tiesiog pabūti ten, pavakarot su draugais ar dar kažkaip. Tai šiais metais turim naujų gyventojų, turim papildomai asilą ir 3 ožiukus. Motivacija gyvūnėliam buvo, kad žmona norėjo, nuvažiavau ir paėmiau, tokia ir motivacija. Tai priežiūra ta pati, jie vis tiek žolėdžiai kartu gyvena, yra pašiūrės, tvartai, maistas ir jie kažkaip į vieną bandą susilieja ir kartu draugauja ir vaikšto. Neskaitant lamos, kurią mes irgi gavom šių metų pradžioje, ir avių turim daugiau, 20 vienetų. Vienintelis gal sunkumas, su kuriuo susiduriam, tai kaip kaime darbo jėga, o visa kita kaip ir darai ir pasidaro. Po truputį plečiamės, po truputį didėja mūsų tie maštabai. Tai kaip ir jau vienam jau ir sunku apsidirbti tos darbus ir sunku spėti. Tai perspektyvai būtų gal net ir smagu turėti ir gerai ir galėtumėm gal net ir turėti kokį 1 arba 2 darbuotojus. Darbas, ūkiai, jisai mišrus, jis nėra tas, kad žinai, atėjai ir vieną dalyką darai. Pas mus namų teritorija yra 17 hektarų. Bendrai tų hektarų gal koks yra 60-70, o iš jų dirbamo žemės apie 40 hektarų. Viskas prasidėjo nuo čia, nuo 7 hektarų dirbamo žemės, dabar jau yra apie 40. Vis tiek mūsų ūkis yra jisai toks idėjinis. Šiuo momentu kažkokio pelno ten jisai yra, pagal buhalteriją ten 5 ar 10%, bet pinigais išreiškus, tai labai yra juokingos sumos. Ir ką mes viską čia tą darbą įdedam, kam sumokam, tai yra iš mūsų, kaip sakant, darbo užmokesčio. Tiek tas ūkis nėra toks kažkoks čia verslas, kad tu nusipirkai žemę ir jau kažką gali padaryti. Tai yra ilgas, nuoseklus darbas, tik tai gal galim kažkokius minimalius rezultatus turėti po 3 metų. Ir tai nėra čia kažkokie vau. Jeigu viskas gerai, tai šiais metais turėsim kažkokios pašarų ruošimo technikos. Planas yra įsigyti. Tai turi būti gerai, jeigu darai, bus gerai. Tai gavosi tokia kaip avių sergėta. Jeigu ten morka ateina ar šuo mūsų, tai jinai iškart parodo vietą šunį ir šuo nebeina į aptvarą. Išveja. Šiaip sargi labai. Būna ten pabėga, būna visko faktas iš varto, bet kai dabar čia netoli namų, aš tai būnu paleidžiu jas tai pasiganyti, o paskiau suvysiu į tą naują aptvarą, kurį užsitversiu. Tai kaip ir problemas neturėtų būti. Nuolat stengiamės, kūriam, bandom kažkaip įprasminti savo gyvenimus, savo darbais, vaizdais ir daliname su jumis. Iki kito karto.